Yes. Au. Kebra. Geras. Oi. Tokia šudiniai žvejose. Bandysiu tokius. Pamatai. Eik, gal. Kebra. Vos nenutempė viską. Aš čia užmečiau, man atrodo, jei neklystu. Po to čia jau grįžtam duobė. Žuvis už duobės. Ir čia prie duobės, tai tikiuosi, kad ateis. Sveiki, ribokai. Penktadienis. Po 3, kiek čia rodžiau, kem 3. Šiaip net neplanavau važiuoti žvejot. Bet kažkaip žiūriu, kad darbą baigiau po 3:11, galvoju, reikia varyti namo. Pasižiūrėjau dar netyčia orų prognozę. Nurodo, kad nelyja. Galvoju, dzin, šoku į mašiną. Ir varau padaryti dar vieną seriją. Užsičiauk. Tai per pusę valandos realiai nuvažiavau parduotuvę, kažką valgyti pasiėmiau truputuką. Į garažą viską susimečiau. Į mašiną. Namo. Persirengti. Pasimti visus daiktus ir varau. Varau pratęsti seriją. Žvejybą po darbo. Kaip pagauti karpį per keletą valandų. Nu, čia geras, čia netikėjau net pats, kad taip sugalvosiu, bet išlėkiau. Tai po 4 biškį būsiu vietoje. Šiaip iš po žvejybos susimiu giliuose. Niekas nepakrautavo kamerą ant powerbanko dabar. Tikiuosi neišsikraustoj. Laivelis, nežinau, ar pakrautas powerbankai ant kelių procentų likę. Tai viskas ekspromtu, bet taip dar įdomiau. Ir gal padovanos kokį karpį, nes rodo sekmadienį jau, kad bus karšta. 30 laipsnių. Tai ant orų permainų tokių jau žvejot nėra labai gerai, ypač pirmom valandom, pirmom dienom. O dabar 20-22 laipsniai šilumos. Ir viso, ką, judam žvejot. Pašarų nežinau net ką pasėmiau tik kilogramą kukurūzų, kelis kilus boilių ir savo ten krepšik su visais masalais. Esu susirišęs porą sistemėlių. Žodžiu, manau, viskas bus gerai, svarbu, kad nelytų ir svarbu, kad vieta būtų laisva. Tai dabar po 3:05. Tai važiuoju su ta intencija, tikiuosi, kad bus vieta laisva. Ir pats galvoju, ką čia veiksiu šiandien, galvoju, pailsėt noris, bet žodžiu, greit į mašiną. Greit daiktai sumesti, greit kažką atsigert nusipirkau užkast. Ir viso, judam žvejot. Taip netikėtai, bet kažkaip puikios nuotaikėlės. Tai iš tikrųjų tikiuosi, kad kažkas bus. Dabar kraunu kamerą dar truputį, kad palaikytų bent 5 minutės ir važiuoju į vietą. Kamštukas, papuoliau į kamštį. Kai visą laiką, kai nori viską daryti greitai, kažkas nesiseka. Nu, ne kamštis, ten kelio tvarkymo darbai, tai jaučiu, kad kokį, aš taip įsivaizduoju, kur yra tas šviesoforas, tai kokį 20 minutėlių teks čia pasėdėti. Nu, ką darysi. Belekai viską susimečiau. Žodžiu. Čia bus man ir pačiam įdomiai. Bet kol kamštį sėdžiu, tai čia galiu pamastyti. Biškį jėgų įgauti. Pataktikuoti. Jaučiu bus paskutinė dalis šitą. Nebent surinksim kokius 500 laikų. Tada gal dar vieną padarysiu, bet galvoju, kad trečia dalis bus paskutinė. Praeitą aš dalį porą pagavau. Jeigu dabar dar kokį vieną pagausiu, tai iš vis gerai. Nes realiai jau dienos trumpėja, po darbo 5, jeigu baigi darbo, atsiduri makt 6 prie vandens, tai jau 10 beveik tamsu, tai nelabai ir apsimoka, nu nebent sekmadienį dar kokį šeštadienį vieną žvejybą.
Tai jeigu 500 laikų surenkam, padarysim gal dar ir 4. O dabar ką, laukiam kamštį. Bandysiu gaudyti vieną, jeigu pakliūsiu į tą tašką, kurį noriu, kur pirmą žvejybą dariau, tai bandysiu vieną tašką ant dirbtinių kukurūzų ir kitus 2 ant mažų vafteriukų. Kaip tik pasidariau sistemėlės ant 8 numerio kabliukų su neilgu plauku, tai dėsiu 2 vafteriukus ir vieną dirbtinių kukurūzų. Bandysim jauką tokį nestambų dėt, kad greičiau žuvį prikviest ir gaudysim viską, kas kips, karšiai, karosai, linai, karpiai, nesvarbu, gal nieks nekips iš tikrųjų, bet svarbu vietą rasti iš tikrųjų. Jeigu nerasiu vietos, tai bus ragas, galėsiu šiaušt namo su savo visais rakandais ir rūkyt atsisėdęs, bet jeigu randam vietą, tai maži masaliukai, greitai susimetam tarkšt, iki 11 jau būnu pusę daiktų susidėjęs, kažką pagaunu ir vynioju namo. Toks planas, o kaip seksis, pamatysit. Toks lengvas kamštukas, bet įveikiam, viskas tvarkoja. Biški debesiukai tokie tamsus renkasi. Bet irgi tikiuosi, kad viskas bus gerai, nesušlapsim, nesulysim. Sio, vyniojam meškeres, greičiau varom. Nu ką, aišku, mano vieta užimta, ko reikėjo tikėtis. Gal rasiu kitą bent jau. Iškart nuotaika vėl žemyn. Tokioj šudiniai žvejosiu. Spėjau sukaist net, čia net toliau vanduo bėga. Nu bet nieko, svarbu radau vietą. Realiai žvejosiu toj pačioj vietoj, kur antrą kartą buvau. Tik viskas daug šlikščiau, šlapia viskas purvai. Daiktus apsimėčiau. Kaip ir tada turbūt mesiu vieną ten, nežinau. Einu ruoštis daiktus ir žiūrėt, kaip čia ką reiks gaudyti. Pasisekė, kad liko dar 6 pavaškės, tai sutaupysim laiko, o šiandien nieko čia baisiai negimdysiu, viską kartu suvarysiu ir viso, tegul čia tirpsta. Kilas kukurūzų ir realiai sudėsiu viską, kas liko praeitoj žvejyboj. Saldus kukurūzas, peletės, braškės peletės, saldus kukurūzai ir braškiniai builiukai. Tiesiog sutraiškysiu visus. Kėlis cielos, užpilsim CSL-ą, patinka man jisai, daug nereikia, čia nedaug to jauko šiandien, visi žinot jau kas žiūrit, biškį signalo paduosim, viso sumaišom.
Dar truputį pamaišysiu, bet plius minus tai bus. O čia irgi braškiai ir saldus kukurūzas pavaškėsi. Fu. Visas šlapės jau greitai čia reikia darbuoti. Bandysiu tokius. Vienas rožinė apgaulė vafteriukas, kitas česnakinis vafteriukas, mažiukai, čia nedidukai tokie. Tai kažkaip manau, ką reikia pabandyti. Žiūrėsim. O trečią ant kukurūzų, kaip ir sakiau. Pavadėliai paprasčiausiai, plauko sistemėlė, o sistema inline'as. Dedam kukius. Gal tilps 3, bet jaučiu, gal 2 reiks dėti. Va, paprasčiausiai viskas bus. Einam žiūrėti kaip vandenį. Kukurūziukai plūduriuoja, vos kabliukas taip pakilęs į viršų. Čia masaliukas pakilęs, o česnakinis guli ant dugno. Biškį aš eisiu jį, pakeisiu į kitą, gal atsistos. Kaip visada, nepamirštam nusipirkti bilietuko. Girdėjau, kad praeitais metais lyg 1,1 ar 1,6 milijono surinko iš bilietų. Tai gal kuo daugiau surinks, tuo labiau atsižvelgs ir tuo daugiau žuvų įžuvins ir tuo pačiu karpių. Tai perkam bilietukus. Čiki piki. Šitas nepakrautas buvo. Ten powerbanko laikau. Varom ieškoti taškelių. Be echoloto sunku būtų. Vienas iš taškų va čia ant tokio staliuko, o kiti arčiau. Pamiršau namus užstatyti, aišku. Nieko keista. Tai realiai biškį pakeis vienas taškas čia, vienas ten, kitas va ten, kur laivas parplaukė. Tai sorry, kad čia pypsi erzina ir mane biškį, bet tenai į kitą krantą nebetempsiu, bandysiu visas čia prie tų žolių, kad greičiau užtempt, jeigu ką. Ir šiaip 2 kibimai buvo iš čia praeitą kartą, tai tikiuosi, kad ir dabar bus. Tešlos visur žiaurios, nėra net kur meškerės realiai pasidėti. Bet kaip nors gal išgyvensim. Visą dedam šitą jovalą. Čia. Pirmas taškas bus su kukurūziuku. Kaip ir praeitą kartą 2 kibimai, tai tuo tašku tikiu. Nors šiaip atrodo keista, ten 3 metrų vos nėra net. Gana arti, bet ateina ta žuvis. Tai negalvokit, kad visą laiką reikia tempt būtinai į kitą krantą. Nes taip atrodo realiai. Visą laiką atrodo, kad kitam krante daugiausiai žuvies ir geriausiai kimba, bet nebūtinai. Viskas. Varau užmestas. Oi, blemba, rytą įmerkiau į visą tą mėšlą. Nieko nepadarysiu. Все. Meškerę statau taip į aukštį, nes čia daug žolių. Tai valas eis va taip va tiesiai.
žuvies taške rodo. Aš čia užmečiau, man atrodo, jei neklystu. Po to čia jau grįžtant duobė. Žuvis už duobės. Ir čia prie duobės, tai tikiuosi, kad ateis ir pas mane. Jau laivelis irgi išsikraudinėja. Nu, bet nieko. Meškerytės užmestos purvynė. Ir šiaip visi valai taip bam, bam, bam. Viens prie kito praktiškai. Bet gal viskas bus gerai. Svarbu, kad užkiptų. O kai užkips, tada jau spręsim reikalus, ką čia su jais daryti. Gan greitai aš čia susisukau be jokių pauzių, be nieko. Valai įtempti. Šiaip žuvies rodė. Vietos, nežinau, šiaip esu patenkintas. Atrodo, kad tikrai turėtų užkipti, vietos geros parinktos, ant dugno vos žolytės. Čia va rodo žuvies. Ant 3-7 metrų. Netoli. Išsigraudinėja laivelis. Viskas išsikraudinėja, kamera irgi vos pakrauta. Tai nežinau, kaip čia seksis nufilmuot kokį kibimą. Tai jeigu nenufilmuosiu, labai nepykit, bet pasistengsiu eit pasikraut dabar. O ką? Dar išsikraudinėja ir pipas. Vienas iš pipų. Nu gal kažkaip ilgai čia nežvejosiu iki 10-11, tai čia 5 valandas. Manau, užteks. Pasiemu laivą. Visio. Uj. Būtų gerai neįkristi tas tešlas. Pasiemu laivą, apsitvarkau ir vakarienės metas. Realiai beveik visą tą kibirą ir sunaudojau. Čia liko vienam, iš bėdos 2 permetimam. Tai pats tas, negadinam be reikalo jaukų. O dabar teta Maksima gelbsti padarė su muštiniu ir pabandysim tokį radleriuką. Raspberry citrus. Aišku, nealkoholinį. Nes ilgai nežvejosim, reiks namo važiuoti, taip kad gerkit atsakingai. Nu čia panašiau į karšį kažkokį. Ant vafteriuko raudono. Nu kągi, jau geros 1,5 valandikės sėdim. Ant vidurinės meškerytės buvo papipsenimų. Tai dabar biškį pergyvenu, kad tai buvo pip. Galvoju, ar nebus pasikoręs koks karšiokas. Tai galvoju, dar jauko yra.
Tai reiks permest šitą vieną meškerę dar vidurinę. O daugiau tai ką, vienas kitas burbuliukas. Taškuose matomas, bet šuolio iš vis nemačiau ne vieno aplinkui. Tai nežinau, kiek čia tų valandų turim. Be 10-7. Nu, dar tas laikas turėtų ateit kibimo. Kaip ir praeitą kartą realiai nuo 9, nuo 10. Tai reiks labai jau nelėks trimgalviais namo, neskubėt, palaukt. Bet kai atvarai iki vakaro, viskas, sakau, išsikrovė lempą, biškį bandžiau pasikrauti, powerbankas irgi išsikrovė vienas. Ant antro 18%, o trečias pilnas, bet trečias mažas. Nu, žodžiu. Užteks tik tiek, kad tą laidą ten kiši. Tai iš ten ištrauki, ten vėl įkiši. Tai viskas pabiškį pasikrauna, bet, nu kažkaip. Bet čia fainiai. Oras geras. Saulė šviečia. Toks atrodo. Nu, oras nekarpinis realiai. Bet bent malonu. Bent jau malonu žvejot, žiauriai gražu. Reikia džiaugtis gamtą, žodžiu, pailsėt. Ir pabandysim kažką pagauti. O tą meškerytę luktelsiu dar kokią valandėlę. Jeigu nesupipsės, pasižiūrėsiu, kaip čia kas, gal permesiu. Ką, tik pirmas šuolis. Ten tam kampe, kur praeitą kartą žvejojau realiai. Ir kur dabar nusprendžiau netempt. Eina savo, bet grinai, va, tas kampas, kur tik tai, tipo, buvau užmetęs, nežinau, per kamerą čia neaiškiai, bet... Ir mačiau, kad karpis nedidelis, bet matosi aiškiai, gan kokiu toks 2-3 kg. Bet zapadlo dėsnis geras. Jei galvoju, ką ten tempsi, į kitą pusę toli tempt. Gaila, kad to laiko daug nėra, čia galėtume eksperimentuoti daugiau, bet dabar realiai užsimetė ir viso. Negi čia dabar bandysi, vis tiek tiksliai taip to atstumo netitaikysi. O gal ir ten kips. Reikia palaukti, toj prasidės tie šuoliai, man atrodo. Prasidės veiksmas, reikia tikėtis. 5 minutes later. Kebra. Geras. Nenoriu leisti mėti žolės, bet jau jie. Jie į žolytės. Sėdi vėl žolė. Matau tas žolės, kuris yra. Išėjo.
Surinko valus. Visus 3 surinko, blemba. Eik tu načias. Ką aš čia prisidirbau? Per visas ilkas. Bet pareina. Nedičkas. Ui. Oi. Apta. Yra. Bet su visais valais. Yes. Au. Blemba, vėl aš čia su nuotykiais. Kojos šlapios. Surinko visus valus. Bet užtat laimės daug. Iš karto aš nuėmiau kablį jam vandenį, nes surinko man tos kitus valus. Geras, nurimti. Yeah. Chill. Nurimk, seniukai, viskas gerai. Štai paleisiu. Toks va karpis. Pabandysim pasvert, bet jis čia stebuklų nesvers. Gražus. Gražiai išvažiavo. Nedičkis. Nu bus, ką žinau, 2,5, 3 kokie. Aišku, įlipau į vandenį. Aišku, atsisėdau. Aišku, surinko visus valus. Viską. Nu, bet buvo verta. Tokio grožio karpožnikas. Einu vieną fotkelę pasidarysiu, nusiųsti nariams. Ir Instagramą įdėsiu. Karpininko dienoraštis. Dažniau storius pradėsiu kelt, tai galit pafollovinti. Ir eisim paleisti. Dar kartelį pasidžiaugiu. Pilvūzu. Šiaip nusifotkinau su Samsungu, eina, jeigu nežinot. Sakai cheese ir fotkina. Nu gerai, pasverkim, gal tą pirtą. Pažiūrėsim, ką čia parodys. Penkis rodo. Su maišu. O maišas tai sausas, visas tik pati pačia šlapoka. Kiti. Blemba, vienam yra ką veikti. Susifilmuot, nusifotkint, paleist. Bet jėga. Žiauriai džiaugiuosi. Žiauriai. Einu nusiųsti kebrai nuo traukyčių. Pasidžiaugti. Ir eit permest meškerytę. Dar vieną pagaunu ir vsio ramus esu kaip belgas.
Va tą vieną supinę išpainėjau, bet dar ir kitas 2 supintas. Dar čia lelijų belė kiek. Už tokio stagaro kaip aguonas. O vaikyti, kas ten dabar? Jaučiu, kad būsiu nutraukęs. Kažkas pareina. Su tokiais. Gerai. Antrą meškerytę. Išsitraukiam trečią. Eik tu nafig, sugebėjau dar medį varyti. Nu nevykėlis. Ką dabar daryti? Karoči. Sprendžiu reikalus. Šiaip ne tai visas išsitraukiau. Kiek valandų nežinau, bet dar reikia permest būtinai. 7:30. Tai einu pasikeisiu masalus, nes ant 2 nebėra. Dėsiu tus pačius, kukurūzas tebėra ir einu permesiu meškeras dar biškį pataupant tą jauką, naujo jau nebegaminsiu. Bandom persimetinėti kukurūziukas. O užkibo, man atrodo, kad iš dešiniausios meškerės. Jūs geriau žinot, nes ką tik matėt. Man čia biškį streso buvo, tai neatsimenu iš kurios, bet man atrodo, kad iš dešiniausios. Tai realiai ant šito česnakinio dumbeliuko, vafteriuko. Tai reiškia, nėra čia ko labai gazdintis, kad užpuls karščiai ant tų česnakų. Gerai, reikia darbuotis. Po šariuką visą sudėjau, paskutinis keliauja česnakiukas. Tai kaip tik idealiai, va. Užteko idealiai pašaro, po 2 permetimus, dabar jau turbūt po 8. Tai gausis grinai taip, kaip turi būti, iki 10. Ir spėjau, kad dar vieną ir pavyks iškrapštyti iš tikrųjų. Jeigu reiktų sporyti, tai sporičiau. Hebra 500 laikų, dar vieną padarysim tokį video. Meškerytės permestas, nelabai kaip atrodo, čia nelabai gražiai. Taip eina vienas prie kitos, tai ir kibo realiai. Man atrodo, kad iš ten to taško, kur saulytė šviečia. Ir jis pareidamas į tą pusę vis traukia. Ir pirmi 2, kur prieitą kartą pagavau, irgi čia ėjo į tą pusę ir va čia į šitą visą. Tai abi 2 meškerės surinko, bet nieko. Persimetėm, susitvarkėm. Kiek čia tų valandėlių turim? Beveik 8. Po 7, 5-3. Lafa. Viskas, darbai padaryti. Laivas išsikrovė. Bet net nebepergenu, žuvis pagauta. Tikslas įvykdytas. Neatsimenu, sakiau tikslą kažkokį. Tiesiog pagauti rybą ir smagiai pabūt, pailsėt. Tai netgi galėsiu po biškį apsirengti. Nes jeigu kips, tai kips, jeigu nebekips, tai nebepermesiu, manau jau tikrai. Tai vat laivelius, visokius kelius sistemėlės, boiliukus, pašariukus, viską susinešiu po truputį, kad po to jau sutemus nebereikėtų. O dabar įjungiu kamerą ir bandom pagauti dar vieną kibimą nufilmuoti. Nes tą tai biškį nufilmavau, bet ten ant ribos.
Žodžiu, laimės daug. Fainiai. Ir vienas pats dar, kai sugebi ištraukti, tai irgi yra biški kitaip. Ir dar jeigu nufilmuot sugebi, tai iš vis džiaugiuosi. Tikiuosi, kad matės viskas. Matysim, kai montuosim. Tai daug pastangų įdedu, įdėkit, jūs bent šitą paspauskit. Tik tiek te prašau. Užmest laiką. O jeigu norit, gali tapti ir nariais arba spaust labai ačiū. Tai irgi prisidėsit prie karpiukų pamaitinimo, kad užaugtų didesnė. Viskas, einu pailsėt biškį ir daiktus susirinkti. Nu tai ką, 100. Pamatyk. Eik tu savo. Chebra. Vos nenutempia visko. Eik tu, na. Sėdi žaliai. O dieve. Išėjo. Yra dar vienas nedičkas, bet žvynius storuliukas. Eina savo, gaila, ko nefilmavau. Krojau kamerą, vos nenuvertų visų stovo. Na, baig. Kur čia tau kliuvo? Pirmas kabliukas. Jau jėgų pilnas. Aptaškė kamerą, ne? Toj. Per patį vidurį. Nu gerai. Baig čia ištidarbinėti. Pasirodyk. Hebrytė. Irgi toks pat. 3 keliukai, 3,5. Bet šitas žvynius. Gražus karpiukas. Reikia vieną kitą nuotraukytę pasidaryti. Nu. Cheese.
cheese. Gerai, užteks. Užteks. Dar pasvėrusiu. Su visiškai sausu beveik matu. Irgi 5. Blemba, čia su tais rastais. Tokiais. Nu, karpiukai. Plaukiši. Žiauriai gerai. Oi, šitas ant 2 dirbtinių kukurūzų. Kiek valandų? 8:30, tai realiai dar būtų galima persimes, bet jau laivelis užsikrovęs. Nebent mesti iš rankos. Tiesiog be pavanės jau irgi jaukus nusinešiu. Gal dar užsimesiu, bet šiaip yra 2 meškerės dar. Nesvarbu, tie dydžiai, tie tų žuvų man 5 kilai būtų, 7, 3,5, vis tiek gražios žuvis stiprios. Vos viso stovo nenuvarė. Gaila, vėl nenufilmavau, nu, bet visko nenufilmuosi. 10 iš 10. Pramazinau kažkokį kibimuką. Tai 2 jau tokie kibimėliai buvo ir 2 išvažiavimai. Išvažiavo, pasikirto, viskas tvarkojo, tie 2 taip ir neužkybo. Gal karšiai kokie patampė, neaišku. Po biškį jau saulė, matau, leidžiasi. Jau žemai va ten. Vakarėje. Gražus vakaras. Nu, tik tai va visas šitas nesukelia kaifo žvejybai ir smarvė to dumblo. Nu, bet nieko. Visi batai tokie, visos kėdės. Bet kartais ir taip reikia pasėdėti, kad po to vertintum gražų krantą. Tai va, po 9 kažkiek jau. Dar biškį pabūsiu valandėlę. Karpiai šokinėja, matau, vienas kitas. Bet ilgai jau nebesėdėsiu, darbas padarytas realiai, džiaugsmo gavau. Emocijų gerų gavau, vakarą smagiai praleidau. Po biškį reiks rinktis daiktus, gal dar užkips kažkas. Blemba, čia stirna kažkokia vaikšto. Arba briedis. Laužo šakas kažkas miške. Babaušiai.
Saulė praktiškai nusileido, 10 vakaro. Toks planas ir buvo, pabūti iki 10 maždaug. Tai planas 100% įvykdytas, 2 karpiai pagauti. Dar pabūčiau, bet arkčiui daviau nuo kirminų vaistų. Tai bijau, tam bus prisitrėdęs, jau reikia vesti lauką. Žodžiu, ačiū, kad žiūrėjot, spaudžiam laiką. 500 jeigu surenkam, kaip sakiau, dar vieną dalį padarom. O jeigu ne, važiuosim jau į rimtas žvejybas ir baigsim čia tos karpiukus lupti. Tai tiek, iki kitų kartų.